Pirmas klausia Simonas Kairys. Prašau, kolega. Ačiū Seimo pirmininkė, gerbiamas pretendentė į ministrus pirmininkus. Iš tikrųjų, žavi jūsų tas užsivedimas, tokia, sakyčiau, ir vidinė laisvė, ir šiandien kalbant iš tribūnos, toks įspūdis, kad galėjom ir per Jonines kažkur susibėgti, ne tik šiandien vakare, ir tą formalumą atlikti ir pateikti jūsų kandidatūrą. Bet mano klausimas, jūs taip gražiai užsiminėt apie darbą su opozicija, bet kadangi tai yra trečia valdančioji dauguma, trečioji koalicija, trečioji vyriausybė, tai opozicija, aš nežinau, už visus negaliu kalbėti, bent jau liberalų sąjūdžio frakcija 100 dienų jums tikrai neduos be kritikos, nes jeigu kiekvieną kartą duot 100 dienų, tai būtų beveik metai tokioje situacijoje. Tai kokie visgi jūsų būtų tie žingsniai link, ne tai, kad link opozicijos, bet link to sutelktumo Seimo vardan bendrų, gerų ir reikalingų darbų Lietuvai? Ačiū, gerbiamas Seimo nariai. Tai aš manau, kad visi suprantam, kad demokratijoje turim valdančiąją daugumą arba poziciją, opoziciją, bet aš manau, kad tas sutelktumas jis atsiranda per bendrą galbūt suvokimo problemą. Ir aš tiesą sakant džiaugiuosi, kad nacionalinio saugumo klausimais mes turbūt neturim skirčių, nepriklausomai, kad yra skirtingos partijos. Na, gal kažkas turi, bet čia pavieniai galbūt jau asmenys, bet partijos turbūt neturi skirčių. Aš manau, kad spektras temų jisai gal ir plėsis, ta pati demografija. Aš manau, kad visi suprantam, kad tai yra problema, gal tik tai matom skirtingas priemonės. Ir aš nematau ir nematysiu problemos, jeigu opozicija teiks siūlys ir tie siūlymai, kad jie net gultų kažkur į stalčių ir į užmarštį, nes jie yra iš opozicijos, bet kad jie būtų inkorporuojami į geresnio sprendimo paieškas. Nes sprendimo paieškos kartais užtrunka ir kartais tos įžvalgos iš opozicijos nesulaukia deramo dėmesio. Ir aš bandysiu rasti tą būdą, tą formatą, kaip ne tik tai atliepti, atsakyti, pasiteisinti, sulaukti kritikos, į ją reaguoti, taisytis, tobulėti, bet jausiu atsakomybę jūsų indėlį, kaip sakant, įkorporuoti į bendrą procesą, kiek jūs jo turinio prasme norėsit pasiūlyti. Ir jeigu tas turinys nebus destruktyvus, kažkoks tai, kaip sakyti, tiesiog destruktyvus oponuojant arba bandant kažkaip tai sukti visai priešingą nei vyriausybės programą pusę. Bet jeigu jis bus papildantis, sakykime, išplečiantis, tai kodėl ne? Aš manau, kad ne per kažkokį tai santykį, bet per darbinę tematiką, kur atrasim tų temų, manau, ne vieną ir be demografijos, be gynybos, galėsim tikrai kooperuotis ir dirbti. Toliau klausia Laurynas Kasčiūnas. Prašau, kolega. Ačiū, gerbiamas Seimo pirmininkė, gerbiamas kandidatė, gerbiamas Mindaugai. Tai trumpai pasakysiu paprastai, mes esam pasiruošę padėti, kiek reikės valstybės labui ir tą darėm nuolat. Ir pirmos ir antros vyriausybės kontekste, kai reikėjo valstybei saugumo klausimais paramos. Kita vertus, būsim sargyboje, kai matysim, kad sprendimai yra neigiami. Klausimas premjerinis. Jūs naujoj koalicijos sutarty daug pažadų pabarstėt. Ar jau paskaičiavot, kiek visą tai kainuos, kokios tos planuojamos išlaidos? Ir jeigu jau paskaičiavot ir pasakysit, kiek tai kainuos, būtų gerai žinoti visiems Lietuvos žmonėms, iš kur jūs tas išlaidas paimsite. Kitaip tariant, mes girdim ir valstybės kontrolę, ir Lietuvos banką, kurie jau dabar perspėjo nieko nedarant, kad mes artėja persiskolinimo problema, skolos problema. Kitaip tariant, ar saugosite finansinį stabilumą ir gerbsit fiskalinės drausmės kriterijus? Ačiū. Ačiū, gerbiamas Seimo nariai. Aš gal jūsų klausimą nuo galo pradėsiu. Taip, fiskalinės drausmės mes paisysim. Tikrai čia jokių būdų negalima sau leisti išjungti kažkaip tai ir pasileisti plaukus. Taip, tie skaičiai, kai kurie preliminarūs yra, mačiau ir buvusi finansų ministrė jau anonsavo ir paskaičiavo, kiek ten tų milijardų kainuos. Bet kai kur, suprantat, kai kur yra manevro laisvė, apie kurią mes galbūt nedetalizuojam koaliciniai programai, bet tas turbūt detalizuosis vėliau vyriausybės programos priemonių plane.
na sakykime, ta pati reinvestuojamo pelno, sakykime, na, kaip sakyti, mokestinė lengvata reinvestuojamam pelnui. Jis gali būti įvairaus tipažo, gali būti eksportuojančiam įmonėm, gali būti ten MTEPO daliai, dar kažkam. Tasai, jeigu tu žiūri plačiai ir ne, ką darė gal Estija, tai yra 100 milijonų eurų, kurių akivaizdu, kad mes neturim. Bet jeigu ieškai kažkokio tai, na, tokio subalansuoto ir verslo lūkesčius atitinkančio bent sprendimo, tai aš sakau, galima net toj gražioj ir teigiamoj pozicijai atrasti tokį gal, na, kuklesnį variantą, bet tai tas kuklesnis nepaneigs to tokio politinio pažado ir įsipareigojimo. Taip, akivaizdu, kad norų ir gražių idėjų ir programų koalicijos yra ir jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Bet ir čia tikrai bus didžiulis iššūkis, nes žinom, manau, kad pakankamai neblogai ir jūs, ir aš, kokią finansinę situaciją teks perimti. Tie įsipareigojimai gynybai turbūt, na, mes jų nekvestionuojam. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus, kuriuos mes susirašėm koalicijos programai, vėliau jie atgurs į vyriausybės programas, realizuoti. Taip nebus lengva ir taip aš pats pasižiūrėjęs ir darybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojam 6 metam dirbti, nes šitų planų ir, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuojam, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė. Tai nelengva bus atsakymą pateikti, kad va štai iš čia paimsim kažkur tos milijardus. Na, tokio nėra, yra atskirų iniciatyvų, ten ir cukraus mokestis, ir azartinių lošimų, loterijų dalykai, bet yra, nu, tik tai pabarstukai prie tų norų, kuriuos mes kaip ambicingus įsivardinom savo programą. Tai iššūkis tikrai bus, bet, na, sulauksim biudžeto, tada matyt bus aiškiau. Ačiū. Kitas klausia Algirdas Butkevičius. Dėkuoju, Seimo pirmininkė, gerbiamas Mindaugai. Linkėdamas jums sėkmės užimant ministro pirmininko pareigas, vis tiek norėčiau paklausti, gal jau jums pavyko susitikti su finansų ministru arba valstybės kontrolės vadovais, nes metinė pažangos ataskaita 26 metų, kur yra pateikta Seimui ir buvo svarstoma ir biudžeto ir finansų komitete, taip pat Europos reikalų komitete kartu su biudžeto ir finansų komitetu. Šiek tiek neramino tai, kad finansų ministerija jokių atsakymų nepateikusi į tam tikras valstybės kontrolės pateiktas išvadas. Vien šiais metais valstybės kontrolė aiškiai deklaruoja, kad galime nukrypti nuo fiskalinės drausmės ES reikalavimo apie 90 milijonų eurų, o kitais metais, kas yra blogiausia, prognozuoja, kad nuokrypis gali būti 700 milijonų, bet neskaitant, išminusuojant finansavimą saugumui ir gynybai. Ačiū. Taip, aš ne tiek gal giliai, bet paviršutiniškai tos faktus žinau ir tai neramina ir matyt, kad sėsim, kad su finansų ministru, kad tas, kas yra nustatyta arba fiksuojama, kad paskui neišvirstų į pažeidimo procedūras ir didelės rimtas bėdas mūsų šaliai. Tai tas nėra ignoruojama, nes tiesiog kol kas gal dar to sprendimo šiandien anonsuoti neturiu, bet su valstybės kontrolė ir finansų ministru mes tikrai prie šitos temos turėsim ir privalėsim grįžti ir grįšim. Ačiū. Toliau klausia Viktoras Fiodorovas. Dėkui, Seimo pirmininkė, gerbiamas Mindaugai, tai vertinama šią kadenciją tikrai teigiamai vertinu jūsų pasiryžimą kandidatuoti į šias pareigas. Viešoje erdvėje daug kalbėjote apie būsimą komandą apskritai, apie būsimą vyriausybę. Ir paminėjote, kad ne vien tik patirtis yra svarbi, bet ir drąsa. Tai mano toks klausimas yra, kur tos drąsos trūko iki šiol buvusiam vyriausybėm. Ir pats ateinate su kokia ambicija, kur tos drąsos prireiks tiek pačiam asmeniškai daugiausiai ir būsimai komandai tos drąsos prireiks. Tai kur ta ambicija ir kur jos labiausiai prireiks? Na tai buvusi vyriausybė, aš turbūt jau nenustebinsiu, kad įprastai aš neišsakydavau kritikos, o jeigu išsakydavau, tai asmeniškai, nes turiu
tokia taisyklė, kad giriu viešai, o jeigu užsakau kokią kritiką ar pastabą, tai jau asmeniškai. Ir ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad, na žinot, kartais yra toksai tas pasakymas, ar ne, kai nedarai per daug arba mažai, tai negauni kritikos. Jeigu negauni kritikos, tai darai karjerą. Jeigu stengiasi, tai dažnai vis tiek, na, gyvenime, net ir gerai besistengiant, gerai pasiruošus, turint tinkamą kvalifikaciją, visi žmonės klysta. Klysti reiškia, karjeros nedarai. Tai aš ką tuo norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad kai kur problemos senos, žinomos, matomos ir jas galima kaip estafetė ir ateities vyriausybėm perleis, ateities daugumom, bet kartais reikia drąsos imtis ir, na, jeigu neįveikti tą kažkokį tai klausimą, tai bent jau, na, pradėti jį realizuoti. Ir čia klausimų tikrai spektras pakankamai didelis. Jeigu bent jau dalį tų klausimų, kuriuos mes išsikėlėm, kaip jau sakyčiau, raudonas linijas, šeimos politikos tematikui, jeigu mes pasakėm, kad mes iš tikrųjų šeimoms, kurios nusprendė susilaukti kūdikių, padarysim tokią sistemą, kuri leis šeimoms nenukentėti pajamų prasme, kad kūdikio susilaukimas nėra pajamų kritimas namų ūkių šeimai, tai aš manau, kad jau bus nemenkas uždavinys ir ambicija, kurią mes realizavom. Nes tą ambiciją reiks įgyvendinti kontekste gynybos, įsipareigojimų, trišalių, daugiašalių, nacionalinių susitarimų. Tai va, tos ambicijos reikia ir kartais ta drąsa, jinai, na, jeigu pasiseka apdovanojama, kartais jinai išsiverčia į politinį kokį tai fiasko. Tai geriau kartais nebijoti ir rizikuoti ir manau, kad bus komandoje drąsių, veiklių žmonių, kurie ateina dirbti, o ne ateina pabūti. Ačiū. Toliau klausia Dainius Gaižauskas. Prašau, kolega. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas Mindaugai, norisi tikėti, kad su atsinaujinusiu kabinetu ir kai jūs stosit prie vyriausybės vairo, mes dar spėsim padaryti gerų darbų. Jūsų pasisakymė, daug jų išvardinot ir jūs toksai labai kaip taikos balandis iš tikrųjų ateinat, bet noriu jūs perspėti, čia tos taikos turbūt labai bus mažai arba jos beveik iš vis nebus, todėl pasiruoškit. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jeigu liečiam nacionalinio saugumo klausimus, jūs apie juos pasakėte, kibernetinį saugumą, prieš jūs dabar buvo valstybės kontrolė, kuri pristatė mums ataskaitą, kuri tiesiog šokiruoja, kad vieną labiausiai finansuojamą sritį praktiškai valstybė nekontroliuoja, nes nėra kontrolės sistemos. Aš jau nekalbu apie antikorupcinę. Jūs pažiūrėkit, kokius pažeidimus nustatė. 47% patikrintų pirkimų su labai rimtais pažeidimais. 950 milijonų eurų pirkta be minimalių procedūrų. 82% perkančių organizacijų veikia neteisėtai, o rizikinguose pirkimuose net 97% pažeidimų nustatyta. Aš jau čia nekalbu apie tai, kad nustatė labai daug pažeidimų. Ar tikrai reikalausi teisinio įvertinimo, ar sukursime antikorupcinę sistemą būtent šioje srityje, tol, kol dar jūs pirmininkausit? Ačiū. Aš tikrai noriu nuoširdžiai pasakyti ir kelis kartus, man atrodo, savo kalboje minėjau kibernetinį saugumą. Manau, kad akivaizdu ir čia ne vieta ir ne laikas rodyti pirštais, kas padarė, ką paveldėjom, ko nepadarėm. Aš manau, kad laikas susitvarkyti tą ūkį ir čia besitvarkant, darant išvadas, reikia turbūt tikrai paklausti ir atsakomybės tų, kurie leido, kaip sakyti, viešuosius pinigus, bet rezultato nėra. Tai dar gali sakyti, na, jeigu rezultatas būtų, jeigu nebūtų duomenų vagysčių, tai dar, bet kadangi investuoti milžiniški pinigai, bet vis tai vienoje sistemoje, tai kitoje, tai trečioje ir tai yra tampa jau kaip ir pasikartojantis elementai, tai į tai nereaguoti neišeina, nes duomenys kokie jie bebūtų, registrų centro, kaip duomenų banko savotiško, asmens duomenys, sveikatos, tai yra turtas ir savotiškas bankas. Tai čia mes nedaryti nieko neišeis, darysim ir manau, kad šitoje vietoje per likusį laikotarpį kadencijos poslinkį turėsim. O jeigu neturėsim, aš manau, kad jūs tikrai rasit progą man tą priminti. Ačiū. Toliau klausia Seimo narė Violeta Turauskaitė. Prašau, kolegė. Dėkoju Seimo pirmininkė, gerbiamas Mindaugai. Tai jau kelias
kadencijas pastebim tendenciją, kad visuomenės pasitikėjimas vyriausybėmis dažniausiai nebūna aukštas. Ir priešingai kaip vietos savivalda gyventojai dažniausiai pasitikė. Tai kaip jūs, tapęs ministru pirmininku, vertintumėte šį klausimą? Kokių veiksmų planuojate imtis, kad visuomenė imtų labiau pasitikėti vyriausybę? Dėkoju. Na, aš esu turbūt tos kategorijos, gal senosios mokyklos atstovas. Ta prasme, kad aš, žinot, senosios mokyklos, ta prasme, kad ne vien tik tai įvaizdis kūriamas labai lemia. Aš manau, kad daug ką lemia žmonių vertinime padaryti darbai, bet to irgi nepakanka. Čia žinot, kaip sako, kaip politikui reikia kartais elgtis kaip vištai, padėjai kiaušinį kudakuok, bet reikia padėti tą kiaušinį. Tai darbą reikia padaryti ir tada jau tikrai rodyt to darbo rezultatą. Tai aš linkęs pateisinti arba stiprinti vyriausybės palaikymą, pripažinimą, pagarbą vyriausybei. Čia labai sudėtingas uždavinys, nežinau, ar čia iš vis ne utopija, bet konkretus darbai, konkretus rezultatai, ne svajonės, ne muilo burbulai, bet faktai, realybė, nepagražinta, realus gyvas pokalbis, paaiškinimas, ne kažkoks tai sterilus vyriausybės vaizdas su aptakiom frazėm, bet nuliniu turiniu. Tai manau, kad darbai, aiški komunikacija, veikimas ne tik tai Vilniuje, bet ir regionuose, man tas labai svarbu. Aš tikrai noriu matyti ne tik tai Vilniaus problemas, noriu aplankyti regionus. Na tai tikiuosi, kad tai duos tam tikrą efektą, bet ir vėlgi vyriausybės vertinimas jis yra iš daug komponenčių susidedantis. Jis nėra vien kildinamas iš ministro pirmininko, jis kildinamas iš ministro kabineto, iš įvairių peripetijų, skandalų, politinių ekscesų ir darnos, susitelkimo. Tai turiu lūkestį, kad situacija gerės, bet gyvenimas parodys. Ačiū. Toliau klausia Karolis Neimantas. Prašau, kolega. Ačiū pirmininkė. Tai gerbiamas ministrė pirmininkė, žinom, suprantam, kad tai yra tam tikros procedūros, kurias turim praeiti, bet vis dėlto aš sveikinu Jūs stovint šitoj tribūnoj, prisimant šitas atsakomybės, priimant atsakomybę vadovauti 21 vyriausybei, bet turiu vis dėlto keletą klausimų jums. Tai kaip Jūs vertintumėte pats 19-20 vyriausybės darbą ir kokie Jūsų nuomonė buvo svarbiausia atlikti darbai valstybei piliečių labui, ko dėja nepavyko šitoms vyriausybėms įvykdyti, padaryti ir kaip Jūs manote, kokius darbus būtent iš jų Jūs būtent ir atliksite 21 vyriausybėje. Tikrai norėčiau palinkėti sėkmės, bet žinau, kad sėkmė nėra Jūsų pusėje, ne būtent Jūsų asmeniškai, bendrai valstybės lygyje kontekste. Tai būsiu dėkingas už Jūsų atsakymus. Tai ačiū gerbiamas Seimo nariai už klausimą. Iš tikrųjų, aš manau, kad keli paminėtini dalykai buvo ir yra ir mažesnių, ir geresnių dalykų, bet taip jau fundamentaliai žiūrint į tą praėjusi nepilnai 2 metų laiko tarpą, aš manau, kad pripažinti reikia, kad ir pokyčiai mokestiniai sistemai buvo įvykdyti ir, aišku, galbūt ne visiems tai priimtinas kaip rezultatas. Taip, ir 19, ir 20 vyriausybė dirbo dėl rekordinio finansavimo gynybai. Būtent kairio ir centro pusės frakcijų koalicija tą padarė. Taip, aš manau, kad didžiulis gal dar ne iki galo užbaigtas darbas yra, kuris yra socialdemokratam labai svarbus, ar ne tas suvaldymas privataus ir viešojo sveikatos priežiūrų tinklo ir finansavimo modelio. Kad mes vis tik tai ryžomės kažkaip tai bandyti stiprinti viešasias mūsų pirminės sveikatos priežiūros centrus, antrinį, tretinį lygį, nes konkurencija rinkoje, privačių subjektų noras vis daugiau PSDF lėšų panaudoti, gydant klientus,
visokios peripetijos, persindengimai. Tai tie, aš manau, darbai yra tokie svarbiausi ir ryškiausi, kuriais aš didžiuojuosi ir džiaugiuosi, bet niekada darbą nepradedi nuo balto lapo. Kažką paveldi, kažką perduodi. Ir akivaizdu, kad tos temos, kurias aš minėjau savo kalboj, saugumas, kuris vis dar aktuali tema ir liks aktuali tema, oro gynyba, kibernetiniai dalykai. Bet saugumas, aš čia bandžiau ir turbūt tikiuosi buvau išgirstas, kad saugumas jis svarbus ne tik per gynybą, svarbus ir per žmonių pajamas, kaip jie jaučiasi, ar jie jaučiasi saugus, kad valstybė esant bėdai, lygai, senatvėje jais pasirūpins. Tai va tas toksai ekonominis saugumas ir saugumas plačiaja prasme, man atrodo, yra didžiausias iššūkis, kurį norėtųsi sustiprinti, kad visuomenė pasitikėtų ne vyriausybė, o valstybė labiau po likusių 2,5 metų. Toliau klausia Mindaugas Lingė, prašau kolega. Gerbiamas kandidatė, noriu klausti apie jūsų pirmtakus. Po Algirdo Mykolo Brazausko, kurį jums jau kolegos matuoja, socialdemokratai turėjo dar 4 ministrus pirmininkus. Tai Gediminas Kirkilas ir Algirdas Butkevičius paliko partiją prieš ketinant juos pašalinti. Gintautas Paluckas baigė su STT įtarimais, o Inga Ruginienė jūs patraukite į šalį. Tai kurį iš šių 4 konkrečiai galite pavadinti sėkmės istoriją ir kodėl, bei kokio finišo jūs pats savo linkit? Nežinau, ar galėčiau kažkurį išvardintų asmenų, taip jau sakyti, kaip sėkmės istorija, nes kiekvienas laikmetis kūrė tam tikras problemas. Bet aš manau, kad iš kiekvieno lyderio, kuris ėjo tas pareigas, galima pasimokyti tam tikrų dalykų. Nuo Algirdo Mykolo Brazausko, čia salėje sėdinčio Algirdo Butkevičiaus, iki Ingos Ruginienės, ar to paties gal net ir Gintauto Palucko. Jie visi labai skirtingi asmenys. Koks mano likimas, aš neturiu nei Nostradamo, nei gebėjimų išburti. Aš žinau ir aš negalvoju gal labai apie savo likimą, koks jisai čia taip, kaip jisai pakryps. Aš žinau, kad savo atsakomybę, aš žinau savo uždavinius, aš nuosekliai tvarkingai dirbsiu, o kur, kaip sakant, kur nublokš politiniai vėjai ir situaciją, pamatysim. Aš gal tikiuosi visą laiką savo komandai, būsimai gal vyriausybei, kurią teks formuoti sėkmės, kad tai būtų ne neigiamas pavyzdys, ne kažkokia neigiama konotacija ir į mano asmenį, kaip potencialaus vyriausybės vadovo. Norisi išeiti su pakelta galva po 2 metų, po 2 su viršų metų, o ne anksčiau. Norisi žiūrėti visiems į akis, norisi nesiblaškyti, nesibarstyti galvos pelenais ir aš manau, kad tą sugebėsim padaryti. Ryžto yra, tikėjimo yra, reikia jūsų tik palaikymo. Ačiū. Toliau klausia Ruslanas Baranovas. Ačiū pirmininkaujantis, gerbiamas Mindaugai. Iš tikrųjų, jūsų kalboje ta ekonomika ir investicijos buvo tokia kaip širdis, man atrodo, visiškai puikiai. Aš socialiniuose tinkluose vis pamatau gerų žinių iš Jonavos. Ir man atrodo, vien per praeitą mėnesį 3 kapsulės įkasėte pritraukę investicijų ir turint tokią sėkmingą patirtį, kaip jūs manot, ką dar valstybei reikėtų padaryti, kad lengviau mes pritrauktume tas investicijas iš užsienio, nes paskutiniu metu turbūt daugiausiai gynybos pramonės investicijos Lietuvą pasiekia, bet kitos investicijos yra, kaip jūs sakėt, irgi kalboj, šiek tiek sulėtėjusios. Ačiū. Taip, tai čia aišku, kad ilgas, ačiū labai Seimo nariui už klausimą, nėra paprasto atsakymo. Aš manau, kad mes konkuruojam ne tik tai su savo artimiausiais kaimynais, ar tai Lenkais, ar tai Latvijais, Estais. Mes konkuruojam visos Europos kontekste ir aš pamenu darbą tuo metu ūkio ministerijoje, kada kalbėjom apie Kontinentalį ir Kontinentalis turėjo daug lokacijų, bet pasirinko Lietuvą. Reikia dar didesnio darbo su tiesioginiais užsienio investuotojais,
reikia žiūrėti, kas yra tie skatinantis veiksniai, kokios yra tos vadinamos paskatos, kokia situacija, nes visą laiką buvo kaip mantra kartojama, kad ne tik paskatos veikia, bet ir tie talentai arba žmonės, kuriuos gali rasti ir darbintis įmonėse, kurios teigiasi. Reikia aišku, kad žiūrėti ir netmesti, kad geopolitinė situacija ir tas buvimas tam alijanso rytų flangė, jis irgi veikia emociškai, ar ne? Reikia žiūrėti krūvą paprastų dalykų, net ir tie skrydžiai, kurie nutraukiami, ar London Cities, ar kažkas. Ir yra daug komponenčių, kas lemia tą galutinį vaizdą. Bet matau, kad ir džiaugiuosi, kad ekonomikos inovacijų ministras, jisai kalba apie kelias dedamasias. Kad verslas praranda konkurencingumą Lietuvos dėl energetinių resursų kainų, nes jos kartais ir su Hormūzo sąsiauriu mus užklumpa ir mes iš karto pamatom, kas atsitinka. Mes matom, kad kapitalo rinkos arba prieinamumas prie pinigų, jisai brangesnis nei ES vidurkių lietuviškam verslui. Mes matom, kad yra ir kitų biurokratinių problemų, kurios buvo nuo amžių amžinųjų, bet matyt, kad reikia vis ieškoti būdų, kaip procesus sutrumpinti. Mes turbūt suprantam ir kalbam apie tą atotrūkį, darbo užmokestis kyla nuosekliai, bet našumas tai dėja, bet tačiau nelabai. Tai šitoje vietoje reikia galvoti apie tas mūsų pramonės transformacijas ir kaip valstybė gali padėti su skaitmenimo instrumentais, su dirbtinio intelekto galimybėmis. Tai džiaugiuosi, kad ekonomikos ministerija turi tam ir priemonių, ir strategijų, ir tikiuosi bent dalį jų bus galima realizuoti per likusį laiką. Ačiū. Toliau klausia Gintarė Skaistė. Prašau, kolegė. Sveiki, mano klausimas yra apie gynybos poreikių finansavimą, kadangi įsirašėte 5 procentus ne mažiau bendrojo vidaus produkto, bet prieš jum ateinant valstybės kontrolė pristatinėja auditą ir jų nuomonė reiktų užsitikrinti tvarų gynybos finansavimą bent jau iki 2035 metų, ne mažesnė kaip 5 procentai BVP. Tuo tarpu 25 metų pradžioje Europos komisija davė išlygą gynybai skolintis papildomai po 1,5 procento BVP, bet ta išlyga galioja 4 metams. Tai reiškia 25, 26, 27 ir 28, kada baigėsi jūsų kadencija. Tai kadangi jūs kaip premjeras tikrai turėsite paruošti dar 29 metų biudžeto projektą, klausimas, ar šitas Europos komisijos duotas 4 metų laikotarpis bus išnaudotas pasirengti šitam perėjimui, kuomet gynybos išlyga baigsis, nes tam jis ir buvo skirtas, tą patį sako ir valstybės kontrolė, kad šis laikas skirtas pasirengti, reikia naujų tvarių pajamų šaltinių. Ar pasielgsite valstybiškai ir pasirengsite tam, ar tiesiog po jūsų kaip ir tvanas ir kita vyriausybė jau šitą problemą turės patys spręsti? Na, aišku, jeigu, kaip čia pasakyti, problematiką aš tikrai žinau ir manau, kad nebus ta tokia logika, kad, gal švytuoklės principų toliau perimsit jūs, konservatoriai ir dešiniųjų valdžia, ir tai jau tada, kaip sakant, jūsų bėda. Nemanau, kad mes taip elgsimės, aš manau, kad elgsimės atsakingai. Žinoma, aš manau, kad dirbant valstybei, jūs žinot, kad kartais tos išlygos, kurios suteikiamos kaip išlygos, kartais būna dar pratęsiamos ir visko būna, mesgi nežinom, kaip keisis geopolitinis fonas, ar jisai eskaluosis, ar deskaluosis, mes vis aišku laukiam, kada bus vis tik tai nusistovėjusi ir turėsim taikos momentą, tada atkūrimo momentą ir kitus gerus teigiamus momentus, bet mes to nežinom. Manau, kad elgsimės atsakingai. Taip, tikrai bus labai turbūt aštrus debatai ir kalbant ir su ekscelencija prezidentu, nes čia mes turbūt, taip atsargiai iš tikrųjų pasakom daugiau nei 5 procentai ir aš manau, kad čia turbūt iš nieko kaltinimų dėl to negirdėsim, bet jau anksčiau tas procentas buvo 5,38. Tai dabar klausimas, ar 5,0,0 irgi yra ok, ar 3 skaičiai ar 2 skaičiai po kablelio. Nes ekscelencija, ir manęs klausia, tiesą sakant, patvirausiu, kad lūkestis yra rasti
kažkokią poziciją tarp 5 ir 6. O mes suprantam 1% BVP vertę, ką tai reiškia, suminė išraiška pinigais. Tai aš nežinau, čia bus tikrai ypatingai sudėtingas uždavinys, net ir ateinantiem metam išlaikyti tą finansavimą, nes lyg ir girdim norą didėjimo, nes aišku, kad tas procentas dabartinis šiem metam nuo dabartinio BVP akumuliuojasi tos 4,8 milijardo, bus didesnis BVP, gal tas procentas bus kiek mažesnis, bet tai reikš tą pačią sumą. Tai ką aš ten noriu pasakyti, neturiu visų atsakymų jūsų keliamus klausimus, žinau, kad galiu pasakyti, kad mes elgsimės atsakingai ir kad į tą klausimą žiūrim kaip į prioritetinį, vieną iš 5 turbūt prioritetinių klausimų mūsų koalicijos darbotvarkiai ir galbūt net ir jūsų pagalbos sprendžiant šitą tematiką gali prireikti. Tai tikiuosi, kad būsim bendraminčiai. Ačiū. Toliau klausia Simonas Gentvilas. Prašau, kolega. Gerbiamas Mindaugai, tikrai linkime sėkmės, kaip liberalai būsime konstruktyvi opozicija, bet noriu pataisyti, jeigu įvyks švytuoklė, tai ne tik konservatoriai, bet ir liberalai gali pretenduoti. Pasigrumsim dar, bet linkim tikrai sėkmės, o iš tikrųjų pozityvus klausimas, jūs esate, lyginant su kitais premjerais, antras meras, kuris tampa greičiausiai premjeru. Prieš tai buvo Rolandas Paksas, jūs buvęs yra savivaldybių asociacijos vadovas. Po 2 metų premjeravimo, ką vertintumėt, kad įvykdėte sėkmingai dėl savivaldybių ir regioninės politikos, nes turbūt iškepėte eilę rezoliucijų, tiek pirmininkaudamas asociacijai. Iš tikrųjų visi mes beveik sutarėm, kad daugiau decentralizacijos reikia Lietuvoje. Ką matytumėt savo sėkmės faktorių vardant savivaldos ir regionų po kadencijos? Ačiū. Aš, aišku, galima atsakyti filosofiškai, ką ir jūs užduodamas klausimą, gerbiamas Seimo nariai, palėtėt. Aš manau, kad visą laiką mes buvom tie advokatai, pasitikėkit savivaldą, leiskit veikti, netrukdykit, nebandykit primesti iš centrinės valdžios perspektyvos, kad Vilniui čia aukščiau ir geriau matyti, kas rūpi Joniškiui, Skuodui, Anykščiam ar Ukmergiai. Mes to savarankiškumo norim ir norim, aišku, ir per pajamas ypatingai, nes to savarankiškumo per pajamas, savarankiškos pajamos, ten laviruoja, bet 10, gal 12, gal maks 15%. Kai nesi savo kišenės ir piniginės kišenėje savininkas ir gauni tik, kiek gauni, tai tas planavimas ir savarankiškumas jis ribotas. Bet aš manau, kad tikrai pasižiūrėsim tuos dalykus, kuriuos turbūt pradėjom dirbti ir su jumis dėl pasitikėjimo žemės disponavimo klausimais. Mesgi turbūt pradėjom tokį žingsnis po žingsnį, su didelė abejonė ir pasipriešinimu iš NŽT, kaip čia taip gali būti, kad valstybinė laisva žemė perduosim savivaldai. Tai gal po biškį, gal miestai, miesteliai, ne visas rajonas. Aš manau, kad nematau jokių kažkokių tai apribojimų, kad tas nepasiteisina. Aš manau, kad tas pasiteisina. Bet yra ten visokių saugiklių, visokių dvigubo darbo elementų, kurie gal išilgina procesą. Tai sakyčiau, per pasitikėjimą savarankiškų funkcijų skirimo su finansavimu pageidautina, per tam tikrų funkcijų perdavimą ir pasitikėjimą žemės valdymo klausimais. Tai aš galvoju, kad jeigu stipresnė ta savivalda, jinai bus tada, kai ji bus realiai savarankiška. Čia turbūt turėsim neišvengiamai ir eilinę iteraciją vidaus sandorių tematikos ir vėl čia turbūt bus aštrus debatai, nes savivalda žinot, ko nori, gal yra skirtingos labai nuomonės. Tai turėsim ieškoti visokių priemonių, kurios gal net ir brangiai nekainuoja, bet tiesiog leidžia veikti ir tas savivalda tikrai vertins. Ačiū. Toliau klausia Seimo narys Vytautas Juozapaitis. Prašau, kolega. Gerbiamas kandidatė, pastarėjai 1,5 metų valdant šiandien nesančiai čia jūsų pirmtakiai, bene tokia silpniausia vieta parodė kultūros politikos srityje, dėl ko buvo
sukelta ir pakelta visuomenė, kultūros bendruomenė, kas yra teigiamas dalykas, bet vis dėlto yra toks kultūros politikos pagrindų įstatymas, kuris privalomas visoms vyriausybėms ir kuris jau šiandien imperatyviai nurodo, kad kultūros sritis turėtų tapti strateginė politikos sritimi. Šiandien jūsų pasisakėme arba kažką praklausiau, bet neišgirdau nei vieno žodžio apie kultūros politiką. Aš tikiuosi, kad tikrai dar turėsite laiko ir pasitaisyti ir mūsų galbūt pagalbą pasinaudoti. Bet aš noriu jūsų paklausti, kokius konkrečius veiksmus arba konkrečių veiksmų jūs imsitės, kad tas įstatymas būtų vis dėlto įgyvendinamas ir ta kultūros politikos sritis būtų atlieptų savo pagrindinę misiją, tai yra Lietuvos tapatybei stiprinti. Na, gerai, viskas. Ačiū Jums, ponė pirmininkė, Jūs labai malonus tikrai užčiaupti. Minutė galioja kaip ir visiems kitiems. Ačiū. Tai ačiū, iš tikrųjų Jūs teisus. Turbūt, kad kultūros temos nebuvo mano tokio įžanginiai kalboje, tą pripažįstu, bet tai nereiškia, kad kultūra taps podukra mūsų vyriausybės programoje ar priemonių gyvendinimo plane. Kultūros pagrindų įstatymą aš tikrai susipažinsiu ir tada tikrai, gal ir pasikonsultuosiu jums leidus ir su jumis, ir su kultūros komiteto pirmininku, kokie ten trūkumai ir ko ten iš tikrųjų trūksta, bet galvodamas apie kultūrą, tai aš, žinot, kadangi praktiškas žmogus, aš galvoju, kaip mums įsipareigojimus valstybinius atlikti laiku ir tautų namai, ir diskusijos kylančios dėl sporto rūmų ir visokie kitokie dalykai, tai, kad tą sukalibruoti, kad tą įveikti, kad to nepalikti ir padaryti laiku ir tinkamai, yra net kolegos diskutuojantis apie Lietuvos kultūros kanoną mūsų tarpe. Tai čia yra visokių tų idėjų, kurias matyt, kad atnešime į diskusijų lauką bent jau, o kol kas kažko apčiuopimo nepasakysiu, tik tai tiek, kad kultūra nebus podukra šios vyriausybės veiklos baruose. Ačiū. Toliau klausia Jurgis Razman. Prašau, kolega. Gerbiamas kandidatė į premjerus, čia baigdama kadenciją dabartinė premjerė Inga Ruginienė turbūt netikėtai prasitarė, kad jūs turėjote tapti kandidatu premjerus jau griuvus Gintauto Palucko vyriausybei, bet tada nekandidatavote. Gal galit pasakyti, kokios aplinkybės, kokie motyvai, argumentai lėmė, kad tada atsisakėt? Pagaliau, kai dabar prasidėjo dėrybos dėl naujos koalicijos, jūs taip pat ilgą laiką nebuvote įsivardinęs kaip kandidatas į premjerus ir tos dėrybos ne visai normaliai vyko, nes vis tiek tokiuose dėrybose premjero lyderystė turėtų būti labai aiški. Tai kaip čia yra? Ar tai yra jūsų asmeninių tam tikrų savybių išraiška, sakykime, tokių ryžto, valingumo stygius? Jeigu taip yra, ar tai nebus toks neigiamas faktorius, užimant premjero pareigas, kur tikrai reikia kartais ryžtingų, drąsių sprendimų ir asmeninės atsakomybės? Ačiū gerbiamam Seimo nariui, aš manau, kad nebus. Sprendimas priimtas ir visos abejonės, aš manau, kad tuo ir pasibaigė. Šis sprendimas nėra apie mane, apie mano ego, apie mano norus, apie mano savijautą, apie mano komfortą ir patogumą. Sprendimas yra priimtas po to, kai partija išsakė man beprecedentį palaikymą iš skyrių, per suvažiavimą. Tuomet, kai aš pasakiau, kad matau, kad tik tai toks ir ne kitoks planas yra šviesesniai mūsų valstybės ateičiai, kad ta koalicija galėtų ir turėtų būti greičiausiai kitokia. Ir aš tikrai tada neturėjau nei moralinės, nei kitos politinės teisės sakyti, kad, žinot, siūlau jums planą, planas jums, o aš važiuoju į Jonavą, žiūrėsiu, kaip jums planą seksis realizuoti. Tai aš priėmiau sprendimą, jis nebuvo lengvas, suprantama, kad yra daug dedamųjų. Politikas, bent jau aš kaip politikas vertinu ir šeimos, ir įtampų, ir streso, ir važinėjimo, ir visokius kitokius elementus. Ir ta pati mano komanda, kuri su manim dirbo ilgus metus, turbūt 12 su virš metų Jonavoje, jie irgi man turi ką pasakyti, ir jie irgi turi tam tikrų lūkesčių. Ir mano gyventojai, kurie mane sutinka parduotuviai, jie klausia, kodėl jūs mus paliekat, jūs mus išduodat. Tai
Tai nėra lengvas tas sprendimas ir emociškai ir visai kaip, bet čia ne apie mane. Aš sprendimą padariau, aš esu apsisprendęs ir tikrai darysiu kas mano jėgom, mano kompetencijai, mano supratimui, kartu su komanda, nenuvilti nei gyventojų, nei valstybės ir pabandyti iš tikrųjų pasiekti naujų teisingų sprendimų, naujų pergalių ir judėti į priekį. Ačiū labai. Ačiū, kolegos, nors statutas numato iki 40 minučių atsakymų, bet nesuvaldžiau kai kurių klausėjų, klausė ilgiau, tai dar užduosiu vieną klausimą. Arvydas Anušauskas bus paskutinis klausėjas. Gerbiamas prezidentė, iš tikrųjų, pradžioje paminėjot, kad socialiai jautri buvusi koalicinė vyriausybė su Nemuno aušra viską stiprino, spartino, bet jei viskas būtų gražu ir pūkuota, aišku, nereikėtų keisti koalicijos. Bet per pastaruosius metus įvyko iš tikrųjų daug reikšmingų įvykių, jums žinomų, ir valdančiųjų vyriausybės konfliktas su kultūrininkais, ir didžiuliai 10-tūkstantiniai protestai dėl laisvo žodžio. Pagaliau buvo tokie įvykiai, kaip jūsų minėtas registro centro duomenų pavogimas, kai reakcijos iš vyriausybės galėjo būti kitokios, greitesnės, matyti ir neformalios. Tad tų problemų paliktų daug. Vienas klausimas jums, ar jūsų programoje bus punktas dėl krašto apsaugos gerokai didesnio ir gilesnio bendravimo su gynybos pramonės įmonėm, nes kol kas pažadų daug, tačiau reikia mažinti biurokratinę naštą, reikia aiškios vyriausybės ir pamatuojamos pozicijos šiam klausimui ir opozicija tai tikrai palaikytų. Jūsų laikas įsenko. Aš jau pasisakiau. Gerbiamas Seimo nariai, tikrai pasižadu, kad tas bendradarbiavimas tarp mūsų lietuviškos pramonės ir krašto apsaugos ministerijos tikrai suintensyvės.